Sakoma, kad mes esam pirmoji žmonių karta, kuomet mūsų vaikai turės prastesnį gyvenimą, negu turėjom mes. Normaliai gerėja gyvenimas, pragyvenimo lygis, sąlygos ir panašiai, bet dabartinė situacija dėja rodo, kad mūsų vaikai gyvens kitaip, jau prasčiau. Kodėl? Mes žinom visus tos dalykus, kas dedasi pasaulyje ir negalim galbūt to pakeisti, bet tu gali pakeisti savo gyvenimą. Galbūt negali pakeisti viso pasaulio ekonomikos, kuomet vyksta karai, pandemijos, krizės ir panašiai, bet tu gali pakeisti savo ir savo vaikų gyvenimą. Tu gali sukurti finansinę laisvę savo ir taip pakeisti savo šeimos trajektoriją bei taip, kaip tavo vaikai gyvens ateityje, kaip jie dirbs ir kaip jie galės uždirbti. Verslas, kurį tu kuri šiandien, vieną dieną bus perleistas tavo vaikam ir galbūt išties pagerins jų gyvenimą bei jį palengvins. Ar tau aktualu pradėti savo verslą iš namų? Jeigu taip, parašyk man ir aš tau papasakosiu, nuo ko gali pradėti jau šiandien.